Sveiki, mėlyjei. Šiandien mes esame su Elena iš Saulėjos spa. Prieš tai mes biškai čia klausim, apie ką mes kalbam. Ir Elena pasakė tokį labai įdomų dalyką. 4 metai. 4 metai mes karts nuo karto susitinkam. Anksčiau darėm irgi visokius podcastus, laidas, po to aprimo. Dabar vėl bandom atgaivinti visą šitą. Ir tikrai pagalvojau, 4 metai ir darėm apie sveikatingumą, apie masažus, apie daug dalykų. Tiesiogiai transliavom ir mintis atgaivinti visą tai. Tai Elena, 4 metai. Aplamai, daug visko įvyko šiai dienai. Vat, kokie turbūt yra įdomiausi pokyčiai pas pačią? Taip. Per tos 4 metus tai labai daug kas pasikeitė net geopolitiniam lygmenyje, bet buvo labai daug nerimo, išgyvenimų, mąstymų, apmąstymų, kaip viskas bus. Bet vienintelis dalykas, kuris nepasikeitė, tai noras žmonių, mūsų klientų būti sveikiems. Mes atstovaujam spa, mes atstovaujam tokią sritį, kur pagaunam žmogų tarp normos sveikatos ir jau ligoninės. Mes tame tarpe, kad žmogus nenueitum iki ligoninės, bandom jam padėti visapusiškai. Ir šįmet labai graži data pas mus. Spa centrui Saulėje pačiam brandui, mes turėjom ir daug padalinių savo laiku, 20 metų. Labai graži data. Ir tada natūraliai, aš kaip įkūrėja Saulės spa, natūraliai visada galvoja, kur eini toliau, kaip sekėsi tau, kaip dabar, kaip tu jautiesi tame visame, ir manęs žmonės klausia. Tai dabar toks ir apmąstymas, 20 metų. Ir čia nėra daug. Nes mes papuolėm ant skirtingų laikotarpių, kūrėm kažką ir uždarinėjom, perkelinėjom, papuolėm ir visokius kitokius dalykus, kurie nuo mūsų nepriklauso. Bet nepasikeitė vienas dalykas - noras padėti žmonėm ir klientų, svečių mūsų noras būti sveikesniem. Nes kuo daugiau nerima, tuo daugiau mes galim žmonėm padėti. Nes žmonės mūsų myli, tai atspindi mūsų atsiliepimai, kurie čia pas mus rašomi knyga, kada aš ryte einu biškį nuotaiką savo pakelt. Ir tai rodo mūsų lankomumas žmonių. Bangom kartais mes net neturim kur užregistruoti. Juda pasaulis, juda mūsų klientai, juda kartais ir su personalu pašnekam, bet šiaip ypatingai, kad kažkas pasikeistum, nėra. Žmonės nori būti sveikesni. Masažai tai iš tikrųjų labai yra senos tradicijos, patikrintos, amžiaus jau žmonės žino, kad reikia tam tikras vietas paspausti, masažuoti, kad nuimtų stresą, atpalaiduotų. Plius geri masažuotojai iš karto pasako, kame bėdas. Aš kai buvau, nugarą skauda. Paspaudė, sako, pas tave santykiuose problema, sako, nes yra ne nugaras, sako, su inkstais, o sako, visą tai ateina iš to. Ir toks guliu galvoju, okei. Pirmą kartą matau žmogų, paspaudė kelias vietas ir pasakė, kokia šiai dienai mano yra psichologinės problemos, kur yra bėda ir kaip reikėtų spręsti, kad susitvarkytų visą šitai. Tai toks, mūsų kūnas visko yra susijęs. Kalbant apie sveikatingumą, aš irgi tenais po tam tikrų irgi gyvenimo įvykių į tai pradėjau daug skirti dėmesio, laiko, projektas yra sveikam kūnui. Bet pati, dabar prisimenu, buvai pilnesnė. Tas galėsi gal parodyti vėliau nuotraukas. Žinai, daug streso, įtampos, dar visą kitą ir šiandien atrodo į paseką. Tai bet išduok paslapti visą šitą. Taip, aš pati praeinu tos pačius kelius kaip ir klientai, praėjau visą kelią dėl, aš vadinu, 3 kortizolio turėjimo kasdien.
nes tikrai kaip vadovam tai buvo iššūkių daug labai paskutiniais metais. Bet labai džiaugiuosi, kad visada manęs gyvenimas suveda su personalo savo tokių žmonių, kurie su manim dirba, kurie kaip ir aš tikrai žino, kas yra psichosomatika, kurie tikrai yra įsilavinę žmonės, kurie žino gilesnių tokių, gilinasi į tokias žinias, kad masažas tai ne tik tai ten tam tikrų technikų į taškų paspaudimas ten ir taip toliau, giliųjų raumenų ir taip toliau. Tai yra ženkliai plačiau žiūrima į žmogaus kūną, tas vadinamasis ir holistinis požiūris į žmogų, ir tam tikrų žinių turėjimas, kad jam padėti ir pokalbių metu. Dėl to pas mus taip yra Saulė ir metodikos, ir mes laikomės tų taisyklių ir taip toliau, bet labai daug klientai perka individualų tokį atstatomąjį masažą, kada jisai neįvardytas, o specialistas, kuris tikrai turi patirtį, jisai dirba visapusiškai su klientu, su svečiu mūsų. Ir tas pats ir su manim buvo, nes periodiškai priaugindavo svorį, periodiškai skrisdavo, atrodo, iš oro, žinai, kaip madoj, iš oro aš čia, žinai, bet iš tikrųjų labai daug streso buvo. Dabar aš pakeičiu tokią požiūrį į gyvenimą, į savęs, į darbą, į kūną. Ne visada pasiseka, ne visada sekasi man taip savęs kažkaip laikyti. Ir tada tu ramiai maitinimo principus peržiūri savo, kas tau tinka, ne visiems vienodai. Tu peržiūri savo galbūt dienotvarkį, miego režimą, poilsio režimą ir aišku, aš žmogus, kuris, nemėgstu sportuoti, man tai yra pakankamai didelė kančia, tinginė tokia. Tai masažai, tai man procedūras, tai retkarčiais tokių visokiausių palepinimų. Žinokit, tai labai per mentalinį tokią lygmenį man labai padeda. Ir šalia yra žmonių, su kuriais pakalbi, jie man pataria, irgi ir internete mes ieškom žinių, ir visokiausių lektorių, taip. Ir ką dar aš priėjau prie šitokio dalyko, kad patikėkit, niekas rinkoje dabar neatsirado aparatinė tą visą kūno procedūros ir veido, tai buvo visada. Ir per 20 metų Saulė turėjo galimybę išbandyti viską. Aparatų kūno, lazerį, viską. Tai vat šiandien aš atsakingai galiu pareikšti, 20 metų šiemet ir yra patirtis didelė, mes grįžom vėl prie rankų darbo. Pas mus praktiškai visos procedūros rankų darba. Nes niekas taip neveikia, kada tave specialistas ten po milimetrą, po centimetro apčiupinėja, peržiūrėja ir teikia tau tam tikrom metodikom, kuri tau skirtos pagalba, netgi jos miksuodamas. Rankų darbas tai yra rankų darbas. Aš jau nebešneku apie prisilietimo galią, apie to, kiek vienišų žmonių, kiek jiems reikia komunikacijų ir prisilietimo, ir tokio mini užuojautos. Tai žinokit, Saulėjos naujas šūkis ateičiai dar 20 metų. Žinokit, per prisilietimą, per holistinį požiūrį į žmogų mes rankų darbą labai propaguosim, kuris yra ženkliai brangesnis savikainoj, bet žinokit, mes lengvų kelių neieškau. Čia, žinai, kaip su dirbtiniu intelektu. Jis gali labai daug, bet vis tiek žmogiškasis faktorius yra. Čia neseniai toks, nukrypant nuo sveikatingumo prie dirbtinio intelekto, mačiau, kad atsirado platforma, dirbtinis intelektas, sukūręs platformą, kur jisai duoda žmonėm atlikti darbą, kurio jisai nesupranta ir nemoka. Koks gerėtis, taip, duoda žmonėms. Jo, nes jisai ne viską moka, ne viską supranta, sukuria marketplace'ą, sukuria užduotį, kad reikia padaryti kažką tokį ir tokį dalyką ir atiduoda žmogui, kuris galėtų tai padaryti, nes jam trūksta žinių, kompetencijų. Ir tai irgi galvoju, jeigu dirbtinis intelektas pakankamai supranta, kad jisai kažko tai nesupranta, bet žino, kad žmonės gali tai išspręsti ir padaryti. Tai reiškia, tas pats lygis ir su sveikatingumu, to visų jūsų požiūriu. Tai
grįžta prie to patį. Aparatas jisai bendrai masiai žiūri, kad statistišką duomenys paimti, viduriukas paimtas ir ta, bet kiekvienam žmogui yra skirtingai. Kiekvienam žmogui skirtingai ir jeigu masažus, pažiūrėsim, taigi kiekvieną paspaudimą, kiekvieną šitą reikia, žinoti. Ir kaip žmogus reaguoja. Ir kiek jis spaudžia, sako, skauda, ar ne. Aparatas to nežino. Žinai, prabraukė ir viską. Žmogaus ranką braukė, klausia, skauda. Aha, čia, o dabar. Tada pasakai taip, po to sako, o dabar. Tada tyliai, nes jeigu pasakysi taip, tai dar paspaus stipriau. Bet reikia. Tai toks, kur nuo to turbūt niekas nepabėgs. Ir kiek suprantu, į ateitį ko labiau, to visi grįš į tą paprastai žmogiškai pradą. Aš manyčiau taip. Ir to individualumo labai nori žmonės. Labai nori individualumo, o specialistai šiais laikais turi tokias galimybės tobulėti, mokytis, surasti atsakymą bet kokią klausimą, diskutuoti, nesutikti, vėl ieškoti atsakymus, tai mes tokius specialistus ir stengiamės turėti. Nes šitoje srityje dabar antiek paleista, nėra tai gerai, kad kiekvienas žmogus gali pasimokyti 2-3 mėnesių kursuose, kiekvienam salone ir kirpėjų meną, ir masažo meną, ir jau nebesiskaito, kad tai yra rimta medicininė procedūra, masažas, jau belekas daro belekur. Tai nėra gerai, kad nekontroliuojama ir labai atsakingai reikia į tai žiūrėti. Tai mes tokia įmonė, kad vis dėlto pakankamai atsakingai tai žiūrim. Ir specialistai, kurie pas mus ateina, stengiamės, kad turėtum tikrai rimtą išsilavinimą, žinių bagažą, padiskutuojam, nukreipėm, galbūt kažkur dar pasidomėk, nes svečias užduoda labai daug klausimų. Į tokių įdomių klausimų. Labai tobulėja svečiai mūsų ir žino, ir diskutuoja, ir nori gauti paslaugą, bet jau ne šiaip savo glostymą, kaip sakant. Nors ir glostymas kartais labai reikalingas žmogui. Vieni kiti psichoterapeutai netgi sako, eikite į masažus, atsipalaiduoti, skirkite dėmesį. Jo, individualumas iš tikrųjų tai yra, kuo toliau, tuo labiau, jis žodžiu, skait fenomenalus dalykas, bet kuo daugiau, tuo labiau žmonės supranta, kad jie yra ne masė, ne ta, sakoma, pilkų avių banda, tai yra masė, bet jinai vis tiek kiekviena yra skirtinga. Ir kiekvieno žmogaus organizmas, pavyzdžiui, jeigu apie sveikatingumą, apie dietas, apie maisto papildus, kiekvienam žmogui yra labai skirtinga. Ir kas tinka vienam, tas nebūtinai tinka kitam. Ir sugalvojo, pasiskaitė internete, sugalvojo laikytis dietas ir jam neįeina. Visi keliai praeiti šitie. Jo, tai va, šitą irgi. Tai reikia, žinai, suprasti, kad aš asmeniškai, jeigu patiriu pastoviai stresą, man nori, reikia vengti cukraus. Saldumynų, bet kokias tokie dalykai, nes kuo daugiau stresuoju, tuo daugiau organizmas kaupia riebalų, cukraus iš karto jaučias. 3-4 dienas pavalgau kokių tai saldainių, kolos, dar kažką ir iš karto jaučias, netgi gali fiziškai pamatyti, kaip visa tai susikaupia. Tai va, ir po to atrasti maitinimosi režimos kiekius, tai kiekvienas turi individualiai, todėl tai turbūt žmonės pradeda suprasti ir pradeda ieškoti. Nes labai daug atsirado, ypač po COVID, sakyčiau, atsirado tiek bendruomenių, grupių, kurie padeda ieškoti savęs ten, gyventi momente, visokiausių dalykų, labai daug gerų tokių dalykų, bet labai daug ir tokių, kur žmogus būna jam išjudintas visas šitas reikalas, ne, ir jis numestas. Ir jisai savęs neranda, ir lyg tai jisai eina tų kelių, pato vėl blaškosi. Ir sakiau, yra psichoterapeutai, kurie paprasčiausiai kartais sako, paraleliškai kaip pas mane einat, ir visą kursą masažą dar praeikit. Neskausmingo, relaksinio, nes jums reikia šito. Tai masažo galia tai labai, jau čia nediskutuotina, labai didelę galią turi masažas. Taigi, jeigu mes grįžtam dar prie masažo, Solėja Spa 20 metų,
Gal yra naujų kažkokių, grįžti į rankas, į žmogišką, gal atsirado kažkokių naujų ir papildomai paslaugų? Taip, mes visada klausom, visą laiką išdiskutuojam su personalu, ką jie dar gali pasiūlyti, ką jie galbūt gavo kažkokiu naujų žinių ir visada keičiasi tas meniu, papildom kažką. Ir ateina specialistas, kuris daro kažkokią procedūrą, kurį mes iki šiol nedarydavom. Mes neverčiam žmogų daryti būtent to, ko mes darom, taip, nori damokinam viduje, bet niekada nėra verčiamas žmogus daryti to, ko jam nepridušęs, kaip sakant, neliaudiškai. Ir dabar atsiranda ypač nauja karta, naujos kartos ateina jaunesni tokie žmonės, kurie ir užsienį padirbė. Jie atnešė naujų metodikų, naujų požiūrių kartais į tam tikrą metodiką. Tai mes tokių dalykų irgi iškart patikrinus, aišku, įvedam į meniu. Dabar, pavyzdžiui, turim atskirą pilvo masažą, kuris kažkada pas mus buvo, po to mes jį kažkaip primiršom. Dabar naujų procedūrų, kurie surišti su relaksu, bet jos iš keletą dalykų susideda. Būtinai perlinė vonė skanesnė, naujų kvapų. Atpalaiduoja žmogų prieš masažą. Arba pilingas, arba hamamo procedūra, ką mes vieninteliai turim. Ir tada masažas su geru aliejum. Turim naują produktą, vinoblį galiu pavardinti, kurį nieks kol kas neturi. Labai natūralūs geri produktai. Turim labai daug naujienų ir labai daug dėsim dabar į mūsų puslapį, atnaujinam mūsų Facebooko puslapį. Šituose podcastuose kviečiu visada paklausyti, nes ko gero toliau mes bendradarbiaujam, kviesim specialistą tą patį, kad jisai dar smulkiau papasakotų apie tai. Mes kalbėjom, sakom, darysim tiesioginės transliacijas, kad būtų galima užduoti klausimus čia ir dabar. Nes Saulėje tai yra ir veido procedūros, yra ir turim hamamų ir pirčių, kur tikrai Kauno miesto centre su vantom gali gauti procedūrą tikrom ir hamamiai autentiškos. Labai daug ko turim, bet pasistengsim netgi tiesioginių transliacijų daryti. Ir skamba viskas labai gražu dabar. Kokie yra didžiausi iššūkiai šiai dienai? Šiai dienai iššūkiai kaip ir visiems. Bangavimas mūsų svečių kiekio, nors ir esame viešbutį, bet jūs žino tą situaciją, kada turistų aplamai nėra Lietuvoje, ir ne pirmi metai, ir kenčia viešbučiai, ir kenčia restoranai, ir kenčia mes. Bet mums gal pasisekė, kad mes ne vien viešbutinį spa, mes ir day spa, turim savo klientūrą. Aišku, banguoja viskas, tai yra iššūkis ir kol išsilaikyti. Jau čia apie didžiulius pilnus aplamai nešnekama šiais laikais, bet išsilaikyti. Pilnus iš po COVID reikia. Po COVID, tai čia. Dar iš paten tvarkomės. Daug dievi proto mūsų valdžiai, kad jie suprastum, kas tai yra mokesčiai, kas tai yra. Kada tu sumažini mokesčius, tu surinki ženkliai daugiau, įdarbinti daugiau žmonių, daugiau mokesčių surinkama. Niekaip nesuprantama. Taip, aš žinau labai daug. Tikim, kad galbūt. Įmonės atleidinėjo žmonės dabar labai stipriai. Įmonės atleidinėjo žmonės tikrai ir darbo birža turės juos priimti ir mes visi mokesčių mokėtojai turėsim apmokėti. Ir sodros. Ir didžiuliai kaštai žmonės nesupranta. Ir išsilaikyti labai sudėtinga. Išsilaikyti, nėra to supratingumo. Ir buvo pažadėti atidėti mokesčiai, prisiminė. Niekas jos neatidėjo. Aš jau čia į politiką neįsiu, bet galėčiau labai daug papasakoti prieš rinkimus. Jo, tai čia. Jau nebenoriu. Kaip ir didžioji dalis, žinai, visi ranką jau baigia, sako, darom. Einam ir darom, pakeliam išgyvenam, tam tikras vietas ir einam gyventi. Nes tikrai specialistai stengiasi pas mus, kūrėm, darom, mokinamės, nesustojom nė minutėj. Optimizuojam sąnaudas, optimizuojam viską. Bandom ir neblogai sekasi tikrai. Sunku dar, bet neblogai sekasi. Tai džiugu. Noriu padėkoti, Elena, už tą tokį pokalbį. Žiūriu, mes čia 20 minučių, iš tikrųjų, taip laikas greitai bėga. Žinau, jeigu kalbėsim ilgiau, prailgs. Taip. Tai va, bet pirmam kartui į tiesioginės transliacijas planuosim pasidaryti, kad pasidarysim tiklelę, kad žmonės galėtų prisijungti, pasikalbėti su mumis ir turėti pastovę tokią temą.
Artėjant mamos dienai, labai kviečiu mamas lepinti, žmonas lepinti, pirkit pas mus paslaugų ir kuponų, mes labai stengsimės. Ir nusytę medum patepsim, jeigu reikia, ir labai stengsimės, kad mamos jūsų liktų pateikintos. Tai va, turim naujovių, domėkitės, pirkite ir labai laukiame svečius. Ačiū, kad žiūrėjote. Dėkui, Milena. Ačiū tau.